du, vienas. Pradėjo, žinok, striginėt, kai skaičiavai nuo 3 iki 1. Čia aš įjungiau garsę įrašymą dėl to. Jo, bet kažkaip net išblaškė šiek tiek. Pakartoti. Nu, pakartok, nebus blogiau. Gerai, tada suskaičiuosiu dabar nuo 3 iki 1 ir tu eisi susijungti su savo pasąmonė. Pažiūrėsim, į kokį svarbų įvykį ar prisiminimą tavo pasąmonė tave nuves. 3, 2, 1. Pabandyk pajausti energijas. Nu, tokia, žinai, nieko kol kas nematau tamsu. Tokia kaip šiek tiek plūduriuojantį jaučiuosi. Girdi mane? Aha, girdžiu dabar, galvoju, kaip nuo ko pradėti, žinai, ar tu gali identifikuoti erdvę, kurioje tu plūduriuoji. 3, 2, 1. Nežinau, kaip tai padaryti. Nu, pajusk, ar tai yra kažkokia tai lengva erdvė ar sunki. Ką tavo pasąmonė sako, ar tai yra gera erdvė. 3, 2, 1. Nežinau. Neaišku, ne? Tai gal tada pabandyk pažiūrėti į savo kojas. 3, 2, 1. Gal basos jaučiasi. Basos jaučiasi gerai. Tai gerai, bent jau tiek gerai. Tai gal tada pabandyk įsižeminti. Iš kito tvirtumo tokio, kad mažiau to plūduriavimo būtų. Gerai? Dabar aš suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir tu įsižeminsi į žemę, įleisi šaknis. Ta energija pasisemsi į žemę. 3, 2, 1. Pradžiai viskas ėjęs gerai ir tada aš visai smėgau į žemę ir pradėjau labai giliai smėgti. Tu norėjai pati ten nuskristi. Nu, aš įsivaizdavau save, tipo atsistoju ant žemės, įleidžiu šaknis ir tada visą pradėjau smėgti giliai. Gerai, tada regresuok atgal 3, 2, 1. Į tą momentą, kai aš tau sakau, tu stovi, niekur nesmingi. Dabar pasižiūrėk, kad įdžia, ar ten nėra kažkokio traukos, kažkokio sukūriuko, kuris nori Yra tave įtraukti. kažkokia trauka mane traukia. Tai gerai, tai tada dabar 3, 2, 1, mes jį sustabdom. Sustojasi, frizinasi. Dabar pasimk kažkokį tai įrankį ir nukirsk jungti su ta trauka. 3, 2, 1. O ne.
Tai tu kaip man žinai, taip keista, taip seniai nieko panašaus nedariau. Kažką, tvarkoj? Ar aš žinok, nukirtai tą? matau, ta prasme, mačiau save toj pievelį, kur čia prie mūsų namų yra, kur tas O, stalas su suoliukai, žinai, tas kalniukas. aha. Ir mane ten, va, aš ten kažkaip nuėjau įsižemę, nes man ten kažkaip patinka ir mane ten visur pradėjo traukti. Paėjau į vieną šoną, atrodo, irgi galiu įsmėgti labai kažkokią minkštą žemę. Ir aš kažką ten pakirtau po savim, bet Ar nukirtai? Ar yra tas traukimo, tas sūkurys yra po tavim dar? kažkaip atrodo, kad Nes aš jau žinok, nestabilu. aš jau dabar pasikviesk mane ir aš kaip kirsiu su kardu ten tą vietą ir jinai viskas, nušvinta balta šviesa, viskas yra uždaryta. 3, 2, 1. Man žinok, atrodė, kad ten neišeina kirsti dėl to, kad ten minkšta žemė tiesiog klimsta. Kažkokia nesąmonė. Nu, Tokia. gerai, tada Man nusimk. atrodo, bėgti reikia kažkur Ne, gal. ne, ne, nusimk tą iliuziją tos minkštos žemės, tą filtrą. 3, 2, 1. Ir paleis dar šviesos bombų. Lak, aš nesuprantu nieko. Kai pasikeitė vaizdas. Ne, aš nieko nebematau. Aš arba tą vaizdelį matau, arba nieko. Gerai, tada aš tavęs gal paklausiu taip. Paklausiu tavo pasąmonės, ar tas vaizdas, kurį tu dabar matei su ta žeme, yra tikras, ne iliuzinis. 3, 2, 1. Man iš karto metė, ne, dar to nespėjau suploti. Tai netikras, o ne? Tik. Na jo, dėl to, matai, tau viskas ir dingo, nes tu nusiėmei tą filtrą, žinai. Nu, dabar dar kartą pabandyk pasižiūrėti savo kojas, kadangi jau tau juoda yra. Pabandyk pažiūrėti savo kojas ir pajus, kaip iš savo pirmos čakros per kojas tu leidi tą ryšį į žemę, įsižeminimą atlieki. 3, 2, 1. Nu, mane vis tiek nori tempti, paėmų už ko ir taip, puf, tik tais. Nu tai Viso kirs, greičio. o pačia kas ten tempia. 3, 2, 1. Tai matau kažkokie demonai. Kažkoks ten kaip portaliukas jų gal. Nežinau, man atrodo, jie šiaip su manim žaidžia. Atrodo, aš pradulės šaknis, jie už tų šaknų, žinai, ir pyf, žemyn. Mane kaip čia žyklai kokia. Jie su mano gerklė žaidė irgi. Nu, tai prisižaidė jau patys pasirodė. Nes aš šiaip jaučiau, kad jie yra šalia, žinai. Nu tai susirikiuok jos priešai save. 3, 2, 1. Ten, žinai. Ne vienas ir ne du. Gerai, tai dabar visus uždėk kiekvienam, ar per visus didelę kolbą, kaip tu nori. Lukštų dažnių kolbą uždėk. Jie tokie, kaip žinai, paaugliai tokie. Tai va, atidaryti portalą. Ne, Ir atidaryk. visi išeina tokie, žinai, tokie Juoda susikūprinę. skylė. Susikūprinė eina lauką, nesuprato, kad jau baig. Gerai, juoda skylė jam atidaryk. Ir tegul visi keliauja. Portalas juoda skylė. Nu, gerai, ir uždarykime. 3, 2, 1. Jie dar tokių gausių, dar spyriau paskutinę, tipo, kad viskas. Gerai. Nu ką? Įsižemint. Ar bandom dar kartą, ar tiesiog gal ties čakrom apsistoja? Gal prasivalom. Gerai, tada pradedam nuo pirmos čakros. Gerai. Dabar sutelk dėmesį savo pirmą čakrą, kaip jinai veikia, kokios energijos vaikšto, ar joje yra kažkas, kas yra ne tavo, tau nepriklauso. 3, 2, 1. Sunku suprasti.
Gerai, ar jinai yra Gal švari? tokios tamsos kažkokios yra. Tai gerai, tai Tokia dabar aš šalti. skaičiuosiu nuo 3 iki 1, tu identifikuosi tą tamsą. 3, 2, 1. Man atėjo iškart mintis, kad per daug iš manęs dabar prašai. Nu. Nu gerai, nu tai ta prasme tu gali įvardinti, kad tai yra tamsa, kažkokia tamsi energija. Kad kažkas yra, bet aš Jeigu tu ją tik identifikuoji, viskas automatiškai, tu ją gali pasistatyti priešai save. Ir jinai turi parodyti savo tikrai pavidalą. 3, 2, 1. man jau, kad galbūt gali būti demonas, bet aš jo kaip ir konkrečiai nematau. Bet jeigu ir yra, tai aš įsivaizduoju, kad aš atidarau portalą ir aš jį išvarau, bet man atrodo, ten šiaip, žinai, energija tokia nusistovėjus. Stagnuota energija, ne? Nežinau, ar stagnuota, tiesiog tamsi energija. Emocijos gal ten kokios, tai gal ten susikūpė Tiesiog kokios emocijos. energija. Ar yra ten baimės emocijų? Yra. Nepasitikėjimų savo jėgom emocijų. Neužtikrintumo, nežinojimo, ką daryti, nejautimo tvirtos žemės po kojom. Ar yra tos emocijos? Man žinok, iškart tas nepasitikėjimas ėjo, kad eina į dar aukštesnės tas čakras. Tipo, antrą, trečią. Tai dabar paimk tą visą nepasitikėjimą, tą emociją, kokiam jinai būtų pavidalė, kokiam tavo pasąmonė ją rodytų. Ir taip paėmė, taip ir traukia, kaip kažkokį snarglį, šydą, užvalkalą, juodulį, dervą, kas ten bebūtų, taip imi ir traukia. Ir tada darai juodą skylę ir va taip pabiški meti, žinai. Jo iškart vienu mostu gal neišmesi, bet va taip pabiški meti ir meti. Gerai, skaičiuoju. 3, 2, 1. Trauk. Ir mes. Aha, nes matai, kai tu man jau ten pasakoji, man iš karto atėjo informacija, kaip tai padaryti ir kas bus. Taip. Ir man tiesiog reikia, kad tu man suskaičiuotum ir tiesiog leistum padaryti, taip tyliai ramiai. Ir aš tada pradėjau leisti šviesą, tą pirmą čakrą. Ir ėjo toks kaip dūmas, žinai, bet taip lietai toks juodas dūmelis, taip išėjo tokia kaip energija ir su tokiu siurbliu, bet negalingu, man reikia tokio silpnesnio, kad taip subtiliai jisai taip sugertų, žinai, susirptų. Ir jau ten kaip baigėsi susirpta energija, dar tokia plokštelė susirbė dar, tipo, nuplėšė ir tada aš pamačiau, kad ten šviesos yra. Oi, nu šaunuolė, valio. Tai uždarėjau juodą skylę. Aha, atrodo. Nu gerai, nu šaunuolytė. Nu dabar pažiūrėk į tą čakrą, pažiūrėk, ar gal reikia biškį užsukti energiją, biškį užturbinti, gal reikia ją. Bet aš matai, jos ne raudonoje pamačiau, tokia gelsvai, tokia balta, žinai, šviesa. Aha, gerai. Biškį paturbink tą energiją, dar biškį uždėk kokių tų šviesos, tokių burbulų, žinai, kad dar labiau užsisuktų. 3, 2, 1. Aš, žinok, save pačią pamačiau, kad aš įlendu į tą čakrą, išskleidžiau rankas į šonus ir pradėjau suktis. Labai gerai. Kaip kažkada jau vieną taip užsukau. Gerai, sukės, tada užsukai ją. Ir išlendu ir tau energijų per rankas dar paleidau. Jo, ir tau sugrįžta tas tavo tvirtumas, pasitikėjimas savim, žinojimas, ko nori, gyvenimo džiaugsmas, viltis, prasmė. Nes kai aš ją, žinai, įsukau ir kitos irgi po truputį pradėjo judėti, nes kai kitos irgi automatiškai, žinai, kažkaip Tai gerai, tai ir tada žiūrėk dabar nuo tos inercinės, tos baltos šviesos besisukančios, dabar ir nuo 2 ir nuo 3 čakros jau pradeda kristi viskas, kas tau nepriklauso, visokie prielipos juoduliai, purvai, gyvatės ir visokie kitokie biesai. 3,
2, 1. Aš taip ir kažkaip įsivaizdavau, kad aš dar stipriau užsuku tą pirmą, tada jinai išsuka visas aukštyn, žinai. Aha. Ir gerai, ir dabar jau tu gal keliauji jau į tą jau. Keliauk į antrą čakrą irgi taip pat. Aš jau iki viršų galiu visos pradėjo suktis. Oi. Žinai, nežinau kiek suktis, bet tiesiog, kad judėjimo daugiau. Aha, labai gerai. Bet žinai, ką aš pajutau, kad pas mane nugarai pajutau skausmą, nestiprų. Kairiai pusėje nugaros apačia, ta prasme, tarp vidurio ir apačios. O gerai. Raumuo, man atrodo, ir aš pradėjau jausti šiek tiek skausmą. Ar ten nebus kokio nors pajungimo? 3, 2, 1. Žinai, ir aš kai jį pajutau, man buvo pirma mintis šovus, kad gal kokia matrica šlanga, žinai. Nu gerai, tai o tu galėtum dabar įsiskaidyti, vieną čia Emilija, kuri suka viską, o dabar kita šalia atsistoja ir apžiūri savo visą nugarą. 3, 2, 1. Aš ir matau kažką tokio. Nu gerai, kirsk tą šlangą. Bet aš norėčiau šiaip... 2, 1. Man reikia kažkokį kardą magiškai smeigti, kad jinai subirėtų į smėlio grūdelius. Nes jeigu jie kerti, jinai prisikabina vėl. Gerai, nu gerai. Visą taip, aš jau pasidariau, viską padariau. Aha, gerai. Marinau. Tu šaunuolė. Taip numarinti galūnę, žinai, ką jie. Aha. Gerai, o dabar pažiūrėk, kaip atrodo ta vieta. Toj nugaroje gal reikia ją užgydyti. Su šviesa. Užgydyti. Reikia. Gydyk, kaip tu ten gydai, papasakok. Sakau, per rankas energiją leidžiu. Gerai. Ir žinok, dar apsidėjau kažkokią apsaugą irgi. Dar prieš tą gydymą. Čia taip nepagalvojus apsidėjai, pamatai, kad atsirado... Aš tik kažkaip iškart pagalvojau, nusikirtus tą šlangą, kad reikia dar apsaugos, kad negalėtų kibti, žinai, dar kažkokį. Dar kažką susikūriau. Bet aš noriu nusiimti, žinok, nuo akių, nuo trečios akies, o ten labiausiai man reikia žiūrėti visada. Gerai, tai tada baigi gydyti. Jeigu ten nefunkcionuos, mes nieko kito nepadarysim. Gerai, baigi gydyti nugarą. Palikau tą šviesą, to į terpį. Susikoncentravusią tam žinai. Gerai, palikai tą šviesą, nu tai tada dabar pasižiūrėsi į savo trečią akį. 3, 2, 1. Ne, pirmą eterinės akis. Gerai, pirmą pažiūrėk į savo eterinės akis. 3, 2, 1. Žinai, pažiūrėk, nieko nesimato. Lupti reikia. Gerai, lupk viską, kas yra ant jų, su kažkokiais šviesos dar tais kaip skuduriukais valyk, kad nuvalytum, jeigu ten yra užtraškanoja, kad jeigu neina atsimerkti. 3, 2, 1. Aš pamačiau, kaip lipdukus nuklijuoju nuo akinukų, žinai. Tu su akinukais esi? Nežinau, aš visada matau, kaip su kokiais akinukais, žinai. Tu pasižiūrėk, ar jie yra tavo. 3, 2, 1. Ne mano. Tai ir juos nuėjimą, kam tau dar čia tos lipdukus tiesiai, visus juos nusiemi, pamirksi savo ilgom, gražiom blakstienom. Ai. Labai šviesu atrodo, žinai, pasijuto, kad labai daug šviesos ateina, kai nusiemi tos akinukus. Nu, tai dabar jau pamatysi viską aiškiai, ryškiai. Ar šviesą praleidži per akis. Gerai. Akis atrodo, žinai, tokios labai ilgai miegojusios, tokios, žinai, nepratusios čia nieko matyti. Ai, reikia adaptacijos biški reikia akima, ne? Turbūt niekada beveik nenaudotas. Ei, savo. Nu, ta prasme, čia gal tos kelis kartus kažką tai biški buvo prasimerkusios, taip žinai. Aha. Dar, bet šiaip, ja. Nu, tu pati pagalvok, kiek realiai laiko, žinai, jeigu neini terapatiją, žemėje gyvendamas, kiek laiko jos būna tokios
beveik Taip. nenaudojamos. Kartais gal Nieko biškį biškį pramerki kažką. vieną akį, žinai, bet taip realiai. Nu, dar kažkokių šviesos tokių lašiukų dar įsilašinki jas. Ar fėjų dulkių dar Oho, įsibars. su kažkokiam gėlytam kažką, va, tokia energija. Tokia fėjų kažkokiu. Jo, fėjų, taip. Jos Nes, tik žinai, yra tas meistrė. jausmas, kai po žiemos, žinai, pavasarį stipri saulė, žinai, išlenda ir tu išeini lauką. Aha. Žinai, ir tą net- jausmą, kai tai viskas Aha. ryška, kad, ja. Taip, taip, taip. Nu, ta prasme, aš vis tiek kaip ir tamso jaučiuosi, bet tiesiog man atėjo toks, vat, vaizdas, toks jausmas, kad, vat, kažkaip tai tas tam akim dabar. O dabar žiūrėk, dabar tu su tom savo akim pažiūrėk į savo trečią akį. Į čakrą. 3, 2, 1. Šitam prieš tai žiūriu, man kažkaip tokie flešiukai, bet tokie dar labai neryškus, dar tai per miglą eina, bet jau tokie spalvų, kažkas, kad spalvų yra, žinai, tenai. Aha. Šviesos ir spalvų, ir kad aš pati kažkokių spalvų turiu. Pažiūrėk, gal reikia pavalyti ten, žinai, patrinti tą kristalą. Gal dar yra kažkokių tai užklijuota ar uždėta filtrų, pleistrų. Aš jo paleidau tokią stiprią srovę per tą kristalą. Prasme, jis man neatrodė juodas, gal tiesiog toks prigesintas, gal taip. Man atrodo, jį reikia dar irgi užsukti, kažkaip pajungti. Nu gerai. Nerk tenai ir suk tą energiją. 3, 2, 1. Aš ta prasme kažkaip pagalvojau, kad įlendu į savo smegenis, žinai, savo galvą, ten, kur susieina visą tą trečią akis, žinai, ten kažką pradėjau sukti, kažką ten reikia, žinai, išrankioti gal. Žiūrėk, konkurežinė liauka, gal tu žiūri? Kažkaip taip, ja. Su sieteliu praeinu. Konkurežio tokio nematai? Nematau aš konkrečiai, aš labai Tai abstrakčiai. gerai, nes tu eini teisinga linkme, nes tu turi sujungti trečią akį su tą pakaušio. Man, žinai, ta informacija taip atėjo dėl to, kad kai aš vedžiau į hipnozę ir aš jo klausiu, sakau, pažiūrėk trečią akį ir jisai sako, aš sako, su savo smegenys ir matau visą tą sistemą, žinai. Tai aš kažkaip irgi, tokius, sakom, einam tvarkyti, lendam, irgi lendu į smegenis, žinai, ir nuo ten reikia tvarkyti. Aha, Tas kad suprastų tą kristaliukas vaizdą, išorėj. smegenis, ką tu pamatai, ane? Su tarkim. Bet žodžiu, aš praėjau su tinkliuku. Einu su tinkliuku, renku kažkokius trupinius, kažkokius pribirėję, priberta. Jam nėra kažkokių prikišta. Filtrų kažkokių viduje nėra. Ne, liktais. Šiaip jinai tokie viščiukai išsijungus, žinai, kažkaip ten reikia. Žinai, man atėjo, kad reikia paduoti energiją iš absoliuto. Bet čia turi ateiti per kanalą ir aš tada noriu žiūrėti kanalą. Taip, pažiūrėk į savo kanalą. 3, 2, 1. Pramušiau tą spindulį. Žinai, mane vis kankina mintis, ta prasme jau kurį laiką, kad ar negali kažkur tupėti, žinai, kažkur koks nors aštunkojis, kažkur, žinai, ir man biški vieno čiuptuvo taip kaišyti. Nu, tai duok tą. Nes aš kažkaip jausdavau, kad tokia keista, tokį jausmą, žinai, pagaudavau, kai ten žiūrėdavau kažkokias informacijas ar dar kažką bandydavau, žinai, išieškoti, išjausti. Ir tokia įdomią būseną pajusdavau, kai tokia keista, tokia ne visai šviesi ir man tada galvoju, kažkas šiek tiek manim manipuliuoja, žinai, mano to išjautimu. Tai gerai, tai dabar... Tada jis kažkur sėdė, jis negrinai, užsibuožęs kanalą, bet taip šalia, žinai, tai vis įkišinėja.
Gerai, aš dabar suskaičiuosiu nuo 3 iki 1 ir tu tiksliai pamatysi, kur jis yra. Aš matau, 3, jau, bet dabar 2, 1. man kažkaip atrodo, jis kažkaip lyg labiau šone kanalo galėtų būti. O ką jis daro, užspaudžia, gal biškį retskis tą kanalą. Nu, kaip aš tau sakiau, man toks jausmas, kad vieną tą, žinai, čiuptuvą taip įkiša. Kažką biškį pamakliavot, žinai, va taip vieną taip atsargiai. Tai dabar tu turi save labai pasididinti, kad tas aštunkojis taptų mažas. Vienas toks nemažas jisai. Ką? Nes aš jį kažkaip taip matau tokį, nu, žinai, didesnį. Gal taip prilipęs taip prie šono kanalą, bet ne į patį kanalą. Taip tiesiog taip kaišioja savo čiuptuvą vieną taip į vidų. Nu, gerai, tu gali tu jį paimti aštunkojį ir išmesti juodą skylę. 3. Maišiuką jį dėjau. Ja. Tokį maišiuką įvilku, užrišau maišiuką. Gerai. Iškila šviesos, aš jam praleisiu. Ir išmetu. Gerai, nušaunu. Bet man kažkaip dar kažkas vis tiek, kažkas lieka. Kažkas lieka, gal rašalo prileido. Gerai. Ne, dar man jo vaizdas, dar kažkoks lieka. Gerai, tada Ne dabar. iki galo jis. O dabar tu tą aštunkojį išmesti per visas dimensijas ir egzistencijas ir dar per visus tos tarp sluoksnių. Kur bebūtų, tu identifikuoji ir iš visų sluoksnių tarp sluoksnių ištrauki. 3, 2, 1. Man ten trukdo, aš taip išsiskaidžiau, viską kaip tik įmanoma išskaidyti ir nutiesiau tą tokią savo šviesos paklodę, tokia jinai begalinio dydžio, žinai, kiek eina visos tos erdvės, tiek jinai ir gali tęstis ir jinai tada, žinai, va taip išsitęsė ir jinai pradėjo nuo mano, va, per visą mano kanalą, per mane, žinai, taip kilti aukštyn ir taip sugraibo viską. Nu, šaunuolė. Bet jinai pradėjo sukinėtis man, bet kažkaip negražiai. Stabdyk tą vaizdą 3, 2, 1. Regresuojam atgal ir žinai ką, ne tik paklodę, bet dar reikia statyti tokią kaip metalinę tokią plokštę po tą paklodę. Ir su ta plokštė kyla aukštyn ir jinai, žinai, yra kieta ir jinai yra nepajudinama. Ir tada jinai švariai, gražiai iškyla aukštyn. Bet taip sunkiai, žinok, taip trukdo, kažką vynioja, ten man lamdo. O tu padarai, tai tu šviesos būtybė, tu šviesos greičiu viską darai, jie nieko nespėtum padaryti. 3, 2, 1. Aha, viską ten suvyniojau. Išmetu. Prajuodą skylę. Bet dar, nežinau, palauk. Dar pamesk šviesos bombų gal į kanalą, taip žinai, kad praeitų. Kad kažkaip atrodo mažėja, tirpsta tas vaizdas jo, bet dar kažkaip atrodo ne iki galo ištirpo, nesuprantu. Gerai, aš atrodo tirpsta, aš jau jo tokia jau nebematau, jau kaip mačiau prieš tai, aš jaučiu, kad jau dingsta tas vaizdas. Aha. Tai gal pasikelk dažnius. Kelk dažnių, tavo dažniai kyla, tai dar labiau atšoka visi. Kam čia ne vieta tavo eteriniam lauke? 3, 2, 1. Aš pasididinu dar tokią skraistę perėjau nuo galvos iki kojų, dar vieną tokį skeną kažkokį, dar kažką ištraukti ir išmečiau irgi. Iš kurios vietos išmetei, nežinau. Tiesiog per visą save perėjau tokią drobę ir surinkau. Tai buvo kaip tinkliukas, kaip drobė tokia perėjau. Greit praėjau ir tenais aš išmečiau. Nu, labai. Bet man iš to pradėti abejonės. Jokių abejonių dabar. Sustabdai tas abejonės. 3, 2, 1. Jau čia vėl koks demoniukas, jau sako, jau nebe pradėk abejoti, ką čia matai nesąmonę. Jo, man pradėjo kažkaip mes kad, oi, to čia
sunkiai, žinai, taip Taip, einasi. taip. Ir dar, Čia labai daug energijos atima ir gal jau, ta prasme, pasisaugot save ir jau gal daryk hipnozę šiandien. jo, tik tai čia Ir, tik apie save, nes ir tai dar aš ką paskui. žinom, kiek tu čia matai. Čia gal tu paskui, kai nubusi, paskui vėl pradėsi galvot, kad čia vis dėlto nematėjai. Negaliu, žinok, aš jį paėmiau iš Kiprinos ir pastatau tau prieš akis, pasirodo visam gražu, 3-2-1. Taip, jisai jau subtiliai, tai jau gražiai, žinai. Ai, tai gerai. Gal tu nori pažiūrėti, gal tu turi su jo kontraktą? 3-2-1. Jau jį išmečiau. Jau išmeti. Aha, dar atrėdėjo kažkaip rytinėliai. Tai gerai, tuos rytinėlius iš karto Susprogdinu, žinai, tokius konfliktus. Jo, susprogdink Ir visus. susirbiu iš tos vietos ir išmetu. O, pradėjo kalti galvą. Sustabdom šitą kalimą 3-2-1. Kairiai pusiai. Pakaušiai. Smegenys. Gerai. Gerai. Kas kala tavo galvą? Kas kala tavo galvą? Žiogai? Demonai? Tu įsivaizduoji, aš pradžią pagalvojau matricą, tada pagalvojau kažkokie vabzdžiai ir tada tu pasakai žiogai. Žiogai, ne? Ne, turbūt, nežinau. Gerai, tie, kas kala. Tu vėl įsiskaidyk, tu greit ir pažiūrėk, kas prie tavo galvos yra. 3-2-1. Kažkokį lyg plaktuką pamačiau, lyg kažko įkalę, žinai. Ištrauk tą plaktuką. Palauk, reikia kaip kažkada, ne, plaktukas nėra viduje, bet aš pamačiau, kad jį naudoja. Kažkaip tai pajutau. Dabar žiūrėk, o dabar padarom tai. Dabar sulėtinam, dabar regresuojam atgal ir sulėtinam vaizdą. Ar per tas abejonės jie čia prilindo prie tavęs, ne? Ir pažiūrėk, kaip jie prie tavęs prieina, kai kokią tu išleidi energiją. 3, 2, 1. Vėl eina mintis, kad per daug iš manęs prašai pažiūrėti. Per daug. Nesugebu. Nu gerai. Aš nežinau, ar čia mano ar ne mano. Nu gal čia biški ir per sunku dar. Man buvo ateis mintis, kad mane nori atjungti, nes aš pajutau, kad aš atsijungiu vėl į savo kūną, taip fizinį. Nu gerai. Dabar mes darom. Siekia to. Bet matai, tu esi šitame eteriniam lauke bosas, niekas tavęs netjungs, bet tavo norų. Ta prasme, jeigu tu nori būti čia, aš tą vienį išsitraukiau. Ką išsitraukiai? Tą vienį, aš atsistojau, apsisukau, išsitraukiau su ranka tą vienį, su dar kažkokiais ten pridėtais. Ir vienį metu lauk. Nu, bet turi tas kalėjas atsistoti priešais tave, pasirodyti visam savo gražume. Kažkokia yra, žinai. Nu gerai, tegul sustoja ir užsifrizina prieš tave. 3, 2, 1. Tai jie ir taip ten stovi. Gerai, kiek jų yra? Ką žinai, 2, 3. Kas jie tokie yra? Nu, man tai kaip žiogai kažkokia žalsvi. Galiu žinoti, jau kaip aš nematau jų konkrečios formos. Aš išjaučiu ir toks mini flešiukas ateina, bet aš negaliu nei normaliai formos išvelgti, nei kažkokių detalių, nieko. Kažkokia, kad kažkas yra gyviai. Gerai, nu tai gerai tada. Mesk juos, juodą skylę ir viskas. Man reikia, aš kaip praeitą kartą padariau, per galvą paleisti energiją. Labai stipriai ir jie tada iškrenta. Gerai. Išbyra. Paleisk. 3, 2, 1. Kažkoks man net kaip jų, kaip paaiškinti, toks kaip gumulas, kur kažkaip jie įsitaisė, ar tai kažkokia jų ertmė. Jo, kažkaip taip. Iškrito ir vėl juodą skylę. Ir tos stovinčius irgi išmetė juodą skylę. Jos sugrūdo. Gerai, sugrūsk juos visus. Ir uždaro. Gerai, uždaryk.
Valio, nu šaunuolė, matai, išmetei. Dabar kelkis dažnius, vėl kelkis dažnius. Aš noriu šokti kitą erdvę aukštyn kažkur. Gerai, gerai, šok į tą erdvę, kur tu tik tai nori, aukštesnių vibracijų. 3, 2, 1. Gal kažkur nori biški atsigaivinti, regeneruotis. Aš iššoku į tokią erdvę, aš nežinau, kas ten yra ir aš pradėjau suktis ir leisti energijas iš savęs. Ir tiesiog nuvariau tas energijas per tą erdvę, kad nušvistų kažkokia keista erdvė. Nei kokių medelių, nei nieko, tuščia. Tuščia. O kokia spalva? Kažkaip pajutau kažkokią kaip gruntą akmeninį, žinai. Ne visai man čia patinka. Ta prasme, aš kaip ir prasivaliau, bet man čia nei gražu, nei ką. Nei gražu, ne, gerai. Nu dabar pažiūrėk, ką Kur aš tavo noriu. sąmonė sakė, sako, kokia čia erdvė, nebus kokia demoninė erdvė. Kalnuose kokiam vulkane. Nežinau, aš esu jau kažkaip čia pakilus anksčiau, nes aš tokį jaučiu tą kažkokį Ai. akmeninį grindinį, tokį kaip tai žvirkeliai, žinai, tokie būna, bet toks lygus. O čia gal yra koks prisiminimas, tu grįžai kokią tai savo reinkarnaciją, 3, 2, 1. Nežinau. Nėra atsakymų. Gal, bet nežinau. Nes čia tuščia, čia nieko nėra. Aha. Nusijėmiau nuo akių kažką ir pirmą mintį šovė, žinai, tas grindinys ir kažkokios karietos važinėja. Oi, su žirgais žmonės vaikšto, kažkoks kaip miesto centras. Bet aš nežinau, teisinga informacija. Teisinga. Atsivėrė vaizdas. Pamačiau, pradėjo kažkas plaukti. Pamačiau žalsvą šviesą požemiuose. Tai buvo, kad požemiai ir ten žalsva šviesa. Ir aš nežinau, kiek čia teisingai, čia gal reikės patikrinti, atėjo, žinai, mintis alchemija, žinai, kažkada esu skaičius apie senovėje, kaip buvo tos bibliotekos slaptosios požemėse alchemikų Europoje. Ir man kažką su tuo susijo, bet čia seni laikai, žinai. Jo, karietos, tai taip, bet tai čia. 19 amžius galėtų būti. Ne, gal dar seniau. Kad man, žinai, tas tokios suknelės, tokios pūstos, bet, ne barokas, ne tokios, o jau šiek tiek paprastesnės, žinai. Išlenda ir tiesiog karietos važinėja. Aha. Tai, žinai, vat. O tu pažiūrėk, kad tu gali save pamatyti, kur tu esi tam paveiksle. Mini plėšiukas savo atvaizdo, mergina, šviesio suknelė. Irgi galbūt šviesia plaukia. Dabar, žinok, aš jau net pamiršau, ką ten man tas plėšiukas išmetė. Šviesa plaukia mergina, šviesia suknelė. Kas ta? Čia ilga, ne? Praleidžiam. Karalaitė kokia ten? Ne, kažkokia. Tikrai ne karalaitė. Ir tu sėdi toj karietoje, ar tai pro šalį važiuoja karietos? Aš buvau pėstute. Tiesiog tam ėjau. Kur tu ėjai? Nežinau. Svarbiais reikalais kažkur ėjai? Nesu įsitikinus, kad labai svarbiais. Kažkaip neutraliai. Ir aš noriu prasimušti dar šviesą, kad man niekas netrukdytų matyti ir kad nusimti filtrus, viską nusimti, kad aš matyčiau švariai. Gerai, tai tada dar duok iš vidaus bombą į savo kanalą, trečią akį ir padaryk tokį sujungimą širdies, trečios akies ir viršugalvio tos čakros. Kaip tai turi tik tavo pasąmonė žino? Aš jau padariau.
Nuliuks, nuliuks. Ir man tik atėjo informacija, kad aš jaučiu savo energetiką, vat, toj merginai. Kad ten, vat, aš esu, Gerai. aš jaučiu tą tokį žaismingumą iš jos. Savo žaismingumą. O dabar žiūrėk, o tu dar prasuk biškį laiką ir pažiūrėk, koks ten yra svarbus įvykis, ką tavo pasąmonė tau norėjo parodyti. 3, 2, 1. Kur ta mergina gal su kažkuo susitiko, gal kažkas įvyko, kažką jinai suprato, pamatė. Man nieko, man kažkokia daug kažko, žinai, primetė, bet taip nieko neišeina suprasti. Man Ar tau atrodo, liko kad jinai kažką slepia gal, ar kažką žino, bet slepia ir niekam nesako, jinai kažką turi kaip paslaptį, bet jinai funkcionuoja kaip normali miestietė, jokių, bet nebūtų įtarimų, bet jinai kažko. Tu pažiūrėk, ar yra jungtis nuo tavęs, kai tu buvai to reinkarnacija ir dabar yra kažkurioje čakroje kažkas tai užsilikę, kažkas, ką tu turėtum išrišti, išsiimti. 3, 2, 1. Trečią čakrą parodė. Na. Bet aš nesupratau normaliai, nežinau kaip įvardyti tą jausmą. Sekundį pajutau kažkokį jausmą. Taip, tai va tu pažiūrėk dabar tą jausmą, kaip jisai, kokiam jisai yra, kokioj spalvoj, kokiam pavidale, dabar 3 čakra. Atėjo žodis kaip išgastas kažkoks. Aš net nemoku įvardinti. Bet pajutau per tą vietą tokį. Toks, jis nelabai malonus, bet čia... Maždaug nelabai malonus, bet galim gyventi daug reinkarnacijų kartu su juo, tą norėjai pasakyti. Na, toksai, aš žinau, esu kažką tokio jautus, bet 2 čakroj, bet man čia kažkaip nukrypia mane 3. Aš nemoku apibūdinti, toks, kai... Palauk, man reikia kažkaip racionalizuoti gal dar. Aš tiesiog ieškau, kažkas sustabdo, tave sustangdina, kad nieko nedarytum. Stotum kurti. Ne visai toksai kaip pasijaučia tokia kaip tuštuma, lyg kažką trauktų iš tos vietos. Ir taip norisi taip susigūžti. Kažkokia, jo, gal. Žiūrėk, energija traukia, tas išgastis. Per tą išgastį tau traukiama energija iki šiol. Ar gal kažkokia išdavystė, kažkas netikėto nutinka, kažką sužino ir toksai, žinai, kai kažką bandai nuslėpti ir išlenda tas į paviršių ir tokį jausmą patiri per pilvą. Išdavystės tokios, jo. Nebūtinai išdavystės, čia gali būti ne išdavystė, bet kažkas kažką išsiaiškina, ką tu bandyt nuslėpti. Ir toks, tu supranti, kad pasifeilinai, tau yra dabar jau viskas. Toks labai įdomus jausmas, aš nemoku įvardyti, nemoku atsakyti. Toksai labai, tai pereina tiesiog taip kiaurai. Bet tai nėra tada. Tai yra nemalonus jausmas, bet kuriuo atveju tai yra neigiama energija. Neina kažkokia juoda energija. Man va, tai kažkokia tokia, jinai tokia purvino aukso kažkokios spalvos. O tu pažiūrėk, tai ta energija nėra tokios gyvatės pavidalų, 3 čakra. Man žinok labiau atėjo kaip toks strypas kažkoks, žinai, taip. Tai gerai, trauk tą labiau tokiam pavidalę. Trauk tą strypą lauką, tau nebevibruotų ta energija, vis tiek tai yra neigiama energija, nors kaip jinai ten bandytų užsislėpti, žinai, ir būti šviesi. Trauk ją lauk, 3, 2, 1. Aha, kažką ten išmečiau, tokios nesąmonės buvo. Bet ir man vibravo, kad ir ką aš ten dariau, man atvibruoja iki šios dienos irgi kažkokie tie ieškojimai. Kad ieškau.
ieško tiesos, aiškinasi, ne? Aha. Man, vat, žinai, man šiaip eina jausmas, kad aš esu tokia, žinai, labai užsilimitavus ar užlimituota, tokia susigūžusi, žinai. O jeigu aš tą potencialą galėčiau iškelti į viršų, aš jį galėčiau atverti, aš galėčiau tapti tokia apsukri, tokia, žinai, sumani, tokia drąsi, tokia, žinai, kuri visur gali įlysti, jei nėra sunku. Žinai, tos baimės nėra, tai drąsiai, taip, žinai, visur. Tai gerai, tai tu Ir aš dabar galėčiau iš absoliuto tos potencialą. drąsos. Jo, tai dabar tu užsikrauk savo tą trečią čakrą iš absoliuto, va, tų energijų. Užsikrauni, va. Kažkokio ryžto tokio, žinai, tokio. Taip, Smarkumo. drąsos, ryžto, Jo. veiklos, veikimo. Viso to, ko tau reikia. Man eina, kad Žinai, jinai kažkaip visuomeniškai kažkaip veikia, žinai. Ne kažkaip konkrečiai, bet tokia buvo labai tiesiog įsiliejusi tos visuomenės gyvenimą. Ir jinai tiesiog visur, žinai, būdavo visur, landžiodavo. Ir jinai visur prieidavo prie daug žmonių, prie daug informacijos. Bet jinai tokia šviesa man. Vat man reikia va, to, kaip jinai turi, žinai. Tai tokia graži, man taip sukasi jos garbanos, taip išlenda iš kažkokios kepuraitės, skrybelaitės. Tokia šviesa, žinai, tai tokia aukso, tokia graži, blondinė, natūrali tokia, tas mėlyna, tokia auksinė mėlyna, tokia šviesa drabužiai, tokia. Nu, nėra, žinai, tokia visai, pasiturinti, žinai, jinai gerai apsirengus, geriau negu dauguma tenai vaikštai. Nu, jinai yra vienu žodžiu, tas gyvenimas toks ir visuomenės sluoksniuose aukštesniuose, ne, sukasi, turi daug, slus gal baigusi. Nežinau, ką baigusi, ką ne, bet jinai yra protinga, jinai yra daug pririnkus informacijos, jinai žino, kas kaip veikia, jinai žino, kur eiti. Jinai va, kažkaip kokios krautuvėlės nueina, su kažkuo pasišneka, kažką gauna, nueina į kažkur kitur, kažkur pasišneka, paruošia kažką gauna. Ką jos pagrindinė veikla yra kokia? Jinai yra kažkokia, norėjau susakyti, žinai, kaip ponia. Jinai gal neturi darbo, jinai vat, gal tiesiog turi savo statusą, jai nieko nereikia konkrečiai dirbti. Gal jinai kažkieno ir išlaikoma papildomai, nes man neprisiriša jokia konkreti profesija. Jinai tiesiog yra visuomenės sluoksniuose ir jinai daug daro. Ar jinai išlaikoma tėvo, ar jinai išlaikoma vyro, ar tas ir tas. Kažkokia, va tokia eina jausmai. Jinai tikrai, kiekvieną dieną jinai būna visur. Jie niekada nereikia keltis ir galvoti apie kažką savo, žinai. Tiesiog, žinai, kaip turtai ir ką ten investuoja jie kažką prižiūri savo investicijas, savo biudžetą, daro tą, kažkokias visuomeninės veiklos, investicijas ten, žinai, atsiperka ten, miesto. Na jo. O kokia čia šalis maždaug vibruoja tau? Pati tikrai. Kur žemyn? Nežinau. Nevibruoja. Taip. Gal galėtų būti ar Anglija, ar Prancūzija, ar netgi Šiaurės Amerika. Nežinau. Aišku, ne. Gerai. Tada aš tavęs paklausiu. Taigi pradžiai vibravo su Vidurio Europą. Kai aš tam tas alchemijos sakiau, tai man buvo parėję, kad Praha, žinai, Čekija. Gerai. O aš tavęs paklausiu dabar tokį klausimą. Ką tavo pasąmonė, kokią žinutę nori tau perduoti, rodydama šitą tavo reinkarnaciją? 3, 2, 1. Aptemo akyse visų pirma. Bet man prieš tai jau buvo tiesiog parodyti. Kaip tu sakei?
sakiau, man pradžioje aptemo akise, ta prasme dabar Taip, atrodo kažkaip labiau aptemo, bet man prieš tai ir buvo ta informacija, kad tiesiog parodyti, ką galiu, kad pasisemti ką iš gali. jos bruožų. Nu tai gerai, tai va pasisem dabar Ir tą šitą. ištraukiam kažkokį jausmą, bet Pasisem to gerumo, to lengvumo, to gebėjimo. tiesiog pamatyti, kad aš galiu būti stipresnė, tvirtesnė, negu manau, kad esu. Gerai. Semkis to jausmo, žinai, tvirtink Man save. kažką ant akių užleido. Ant akių užleido, nu gerai, regresuojame tą vaizdą prieš užleidžiant ant akių. 3, 2, 1. Čia nieko neregresuosiu, man yra uždėta ant akių ir viskas. Reikia plėšti. Išauk su šviesos bomba iš savo vidaus, kad nukristų tas, kas yra ant akių. 3, 2, 1. Aš turėjau ugnį paleidau, kad degintų. Labai gerai. Degin. Visiškai taip, ir užmerkė akis ir užleido kažkokių tokių tamsių dūmų, kažkokių kažko. Nu degink, šviesk, kelk savo vibracijas. Pasižiūrėk tą jungtį tarp trečios akies, širdies ir karūnos čakros, ar jinai veikianti, suaktyvink ją. Mane sulėtino, kad komandų nebeišgirsčiau ir nebevykdyčiau. Nu jau čia koks nors aštunkojis tikriausiai užpylė tau tos dūmus. 3, 2, 1. Dar labiau dabar temsta. Nu paleis dabar antidotą tiems dūmams, kad jie skaidytųsi. 3, 2, 1. O tu leidi tokius, kurie skaido tuos ir jie nyksta greitai. Greitai nyksta visi tie tamsūs dūmai. Veiksmas greitai vyksta. Aš juos siurbiu. Gerai, siurbk ir dar plus leisk savo dūmus, kurie viską skaidrina, visą vaizdą. Druska. Kažkada dariau druską purškiu. Druska labai. Gerai, druskas. Tam dar burną druskos pripilti, tegul iš vidaus spraginėja. Aš pati tos druskos privalgiau. Ir pati per mane kiaurai eitų, per visą vidų. Gerai. Super. Dar šviesą kažkokią leidžia. Man reikia užsisuk dar kažkaip energiją. Išsididinti reikia. Ir dar pasižiūrėk, didinkis ir pažiūrėk, ar nėra prie kojų dar kažko, ar nepririšo kojas, netempia žemyn. Irgi nusikirsk. Visą save apsižiūrėk. 3, 2, 1. Aha, jau kažką ir nukirtau kažkokią virvę ir apsidėjau apsaugą ir jaučiu šviesą. Jaučiu daug baltos šviesos. Per akis tiesiog atrodo matau labai kažkaip šviesiai, net ir užsimerkus. Gerai, labai gerai. Tai gal dabar dar šoki kokią nors tokią šviesesnę erdvę. Gerai, pakeisk erdvę. 3, 2, 1. Aš nejaučiu, kad aš pašokčiau. Tai dar prasprogdinam čia viską. Gerai, sprogdink atominę bombą, kaip mesk link visą savo eterinį lauką. 3, 2, 1. Kažką praleidžiu. Nežinau, kažkokia labai tokia lėta pasijaučiu. Kažkas man nepatinka, žinok, čia. Kažko aš nematau. Man ta balta šviesa, žinok. Nepatinka, aš... Nu, tave identifikavo, kaip čia dabar padaryti, nusuk iš vidaus tą šviesą, kaip narimantė toje hipnozėje, žinai, nieko. Sako, aš iš vidaus pradėjau tą šviesą sukti, žinai. Tokia ramybė, tokia suku. Ir supranti, tavo ta ramybė, tavo ta ašis, viską prakerta. Visus sluoksnius tos numuša. Nurimau.
Ir suk tą šviesą Net iš kaip vidų. apibūdinsiu, aš matai darau tokį iš centro stiprinu šviesą ir jinai sklinda, kaip pameni tą filmą Žvaigždžių dulkės, No, kur žvaigždė nukrito ir jinai taip, taip pradeda švytėti ir jinai paskutinėse scenose iš savęs jinai pradėjo švytėti ir nuo jos stiprėjo šviesa ir nusklido, žinai, per ją visą. Tokia balta, labai ryški, kur viską degina. Aš tą principą tą patį visada darau. Bet pas mane, žinai, ne tiek balta, pas mane su gelsvu ta šviesa ir aš taip ją atskiriu nuo... Jinai man tokia savita, gelsva šiek tiek. Mhm. Nes atrodo, kad ta balta gali būti sufeikinta, man kažkaip taip ateina. Nuo visokių lempų, žinai, jų tų dirbtinių baltų lempų. Taip. O man va šita va yra savita. Tai tada stiprink tą šviesą, suk viduj savęs. Šokam vėl. Nu gerai, šokam. Į aukštesnę erdvę. 3, 2, 1. Kilk. Oi, nežinau, kiek su manim protas žaidžia, kiek aš pakilau, aš labai norėjau į savo erdvę, tą pakilti savo miško erdvę. Ir aš kažkur pakilau, tokia labai lengvutė, kaip pūkelis, nusileidau kažkokį mišką ir pradėjau ten lakstyti pirmyn atgal už tokio šviesos greičio. Bet man nepatinka kažkaip, ne tai, kad nepatinka, aš kažkaip nepasitikėjimą kelia. Kad čia Gerai, ne tas. tada padaryk, patikrink, ar ten nėra hologramos. 3, 2, 1. Yra, buvo. Nukrito. Aha, kad buvo kažkoks lyg išlindęs vaizdas, kad ten irgi yra miškas, bet kitoks. Taip, nes pradžiai buvo maži tokie siauri medeliai, kažkokia šviesiai žalia tokia mėtinė atspalvi žalytė, bet tai viskas paviršutinis, kažkaip tą nuplėšiau. Tokio gylio atsirado, tokių tamsių spalvų, tokiam gylyje. Tokie labai stori medžiai, žinai. Tos tokios tamsiai rudos spalvos daugiau kaip kamienai, žemė. Bet jau taip stipriau vibruoja. Toks gylis atsiranda. Žiūrėk, kaip tavo pasąmonė tau sako, ar tau gera čia būti šito erdvėje, ar tau reikalinga čia būti. 3, 2, 1. Dar kartą paklausk, aš bandžiau per protą eiti. Gerai. Ar tau tinkama šita erdvė čia būti? Ar geros čia vibracijos? 3, 2, 1. Niekas neišlindo, bet aš net nelipu į tą erdvę, aš taip šalia stoviu ir tiesiog. Tai gal dar kartą kylam, dar aukštyn. Dar į kitą šokam. Šokam dar aukštyn. 3, 2, 1. Tai tokia neutralią. Kosmosą matau aplink. Jo, kosmosą, neutralią tokią erdvę visiškai, kad tu tiesiog dar galėtum prasisukti savo iš vidaus energijas, čakras dar prasisuk, susistiprink save, paleisk dar absoliuto šviesos tokio, tą gaisrininkų šlanką, žinai, užsipilk save visą, užsigydi, kur buvo ten visokie pajungimai kažkokie, kur ką ištraukiai, kad nebūtų kokių tai liekanų, kokių žaizdų nebūtų. Stiprink save ir valykis. 3, 2, 1. Kūną pripildžiu tos baltos šviesos iš absoliuto. Labai gerai. Balčiau nei balta spindi. Gerai. Dabar gal nori pasikviesti ką nors į erdvę, gal nori pasikviesti, praskanuoti, prasukti pro mėsmalę. Aš žinok, net apakau nuo šviesos palauk. Grinai apakau. Valytuvus užsidėk ant akių, žinai, tokių, čiup, 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 čiup. Ir nuvalo, ko nereikia.
Jo, aš jau prieš minutę galvojau, kad reikia man patikrinti ir savo aparatūrą. Nu gerai, pradedam nuo aparatūros. Nu Mhm. gerai, dabar pasižiūrėk savo kompiuterį ir telefoną, kas prie jų lenda. 3, 2, 1. Man mintis buvo pilkiai. Gerai, Dar tai- tokie mažiukai knibinėja šakėsi. Gerai, tai dabar juos visus surink ir juodą Paleidžiu skylę. šviesą, paleidžiu dar šviesą, kad dar išbirėtų. Viskas, ką pridėjo, nes man ten, žinai, telefoną man nepajungia normaliai kortelės. Mhm. Taip, visus tos operatorius. Ir man, kad surink. vakar žinučių net, neparodė žinučių kompiuteris. Gerai, surink visus juos ir mesk į juodą skylę. 3, 2, 1. Dar nespėjau palaukti. Man dar kažkokia negera energija dar iš kompiuterio. Kažkokia nori surinkti, kad ir portalų jokių ten neliktų. Kažkokia juoda Tegul jie varėlė po biškį taip ir gražiai draugiškai kaip maršo žingsneliu į juodą skylę. Su visom energijom, kokie ten bebūtų pavidalai. Nu, Pala. jeigu yra portalai, tai uždaryk tos portalus visus. Nes aš pajungiau siurblę, aš uždariau portalus ir vienam ir kitam. Ir pajungiau siurblę, susiurbtas energijas, man pradėjo siurbti ir tą kompiuterį, ir telefoną. Ir man reikia pasakyti sieną, kad jų nesusiurbtų pačių. Bet, nu, žinai, šiaip jų iš tiesų niekam nereikia, žinai. Čia man tik matricoje reikia. Iš tiesų tai yra nereikalingi. Tai man tipo nori ir tuos susiurbti. Aš turėjau pasakyti tokią sieną kaip stiklą. Prasme, kad jie liktų geriems tikslams. O tai, Nu, kad jie liktų man naudojimui, kad išmesiu, kad man galėtų atrodo, visai paskui aukštus- subirės. Jo, kad aukštų vibracijų muziką klausysies. Kažkokias atliksi veiksmus, kurie reikalingi tavo evoliucijai. Teigiamai evoliucijai. Aš paskui išjungiau tą siurblį, žinai, išmečiau siurblį ir dar liepiau, tada jau nurimo viskas ir liepiau per tiem visiems mažiem kažkokiem išeiti. Kažkokie kaip pirkiukai maži. Man žinok, jau pradeda kūno sensacijos biškeiti, niežuliai visokie. Sunku jau gulėti. Tu jau pavargai, žinai, nes jau yra 1:15. Ai, Tai dar tada pasikvies tada mūsų į erdvę, mes biški per greit prašoksim. palauk, man Per tą- pradėjo svaigti galva. Gerai, užsidėk ant galvos kažką tokio apsauginio. Apsaugą sustiprik ant galvos. 3, 2, 1. Nu, pirmą noriu dar nusiimti, dar kažką prašauti smūgį per galvą, tada užsidėti. Va. Gerai, labai gerai, šaunu. Kažkaip man, žinok, sunkiai. Norės labai dar Nu, močiutę tiesiog- pakviesti į erdvę. Jo, pakviesk močiutę į erdvę ir Aurelijų pakviesk ir mane. Ir mes visi jau į barelę tiesiog lendam į tą mėsmalę, baisiai norim. Močiutė įspyrė Mėsmalę. Man labai keistai, aš taip nelabai matau. Nu, tai biški matai, bent jau matai, kad veiksmas tas įvyksta. Tau čia nebūtina mus labai jau čia smulkiai apžiūrinėti. Mums tiesiog, žinai, kad prasivalyti, žinai. Ar į kolbas dar kokią sukiškumus. Aha, Aukštuvė. močiutė Kad stringa, vietos- atrodo, tai mėsmaliai. Stringa. Jo, nes jūs taip prasisukot, žinai, taip. Aha. Nu, tai ten yra kažkokių jau daugiau, pažiūrėk, ten būna tie tokie, kaip aš mačiau savo hipnozį, kad tie demonai, supranti, išlenda iš mėsmalės, per mėsmalę, jeigu praeini, bet lieka tokie siūlai, žmogus turi išvemti tas gyvatės, visas visokias ten nuoskaudos, pykčiai, žinai, kurie lieka. Man tiesiog Jo. atrodo, pas jie kūne viduje yra giliai sustovėję, tiesiog
susiję, žinai, su tais ir fiziniais tokiais, va, užsistovėjimais, ten, ar tai svoris, ar dar kažkas, va, net atrodo susiję tam tokia tamsa. Jūs, kaip pavyzdžiui, abu esat liekne, man kažkaip ir praeina, kad taip lengvai, žinai, švaresni kūnai. Prasisuka pas ją, žinai, kaip yra užstrigę, jinai neišsivalo fiziškai ir eteriniai irgi tokie kaip gabalai, kažkokios kaip kremzlės, tokie kieti, žinai, dariniai. Ir jinai ten labai sunkiai. Biški per makufelį, kad biški atsipaipaliotų, ko nebevalgyti. Gal kažko mažiau valgyti. Čia kažkokius sakinukus dar nuėmiau. Kad pasirodo, kokia aš didelė, kad biški pagarbos pradėtų reikšti, nes taip nepagarbė ilgėsi. O tu didelė ten esi? Jo. Prieš ją su ją. O kokio aš dydžio šalia ten? Na, aš jūs matau kaip žmonės dabar. Supratau. Aš kaip žmonės. Bus dar įdėjai kolbas biški mūsų aurį. Nu, tuoj įsadinsiu tokią kolbą, kad jūs galite patys išeiti, kai šviesų, jūs spindite irgi. Kad jūs man šviečiat. Ne. Gerai. Klausyk, gal dar biški pramušti. Jo, biški sakau, per pilvą dar taip paspaudžiau, kad dar išvemtų. O, gerai. Nu, man tai kaip išvalysi, kokį šaunuolį. Galvą pačirškinu. Ja, kad šiek tiek apdujus tokia matau, žinai, taip. Dabar po visų tų. Ai, po tokių, ne, nu tai irgi biški dar į kolbą, žinai, dar biški pasirinkti. Pasodinsiu dabar į kolbą, kitas plačiai atmerkiu, kad matytų. Nu, aš tai dar, žinok, noriu gal dar ir orų pakviesk ir jį per mėsmalę biški pramušk. Irgi, kad biški ten savo tos parazitus dar pravalyti. Aš galvoju, man reikės jį vesti kurią dieną. Bet vis tiek biški prasuk greit per mėsmalę, ten sekundžių reikalą. Jo, pas jį daug brudo, aš matau, purvo ir visokių gyvių. Eina. Vaikas, nu, sukasi, žinai, irgi. Sukasi, bet aš kažkaip matau net, kad išsuka tą mėsmalę, kažkaip išeina. Nu, tai labai gerai. Irgi kolba biški atkiš. Aš jį kažkaip, aš jį žymiai aukštesnį matau. Tokį didesnį. Žymiai didesnį. Aukštą. Ir jam, kad reikia net aukštesnės kolbos. Tai padaryk pagal jį. Ką? Padaryk pagal jį tą kolbą. Jo, aukštą tokia kažkaip turiu pastatyti. Ir mane atėjo toks jausmas dar tuos sapnus, kad norėtus pasižiūrėti. Pasižiūrėk. Kur mačiau, žinai. Ten tą baisų tokį mačiau, kur pamenė pasaką. Aš tavęs paklausiu, ką tavo pasąmonė norėtų parodyti per tą sapną? 3, 2, 1. Žinok, labai konkrečiai neteina kažkoks man atsargumas, budrumo, atsargumo. Nes ten kažkas jį... Ar per ten gali kabinti. Nu, ten, čia ne tas, kur šiąnakt turėjau, o kur dar anksčiau turėjau, kur pasakojau. Kur mes visi buvom name. Ir kur pusėse. O kažkas laukia buvo jo. Jo. Tai kažkas man... Aš, žinok, dabar kažkaip taip konkrečiai nematau, kad joje ten labai kažkas jie ten stipriai valdytų. Bet man eina kažkokio budrumo saugojimasi. Tokia, žinai, laikyti prie tų žmonių asmenų. Atsargiai. Nes gal per juos gali paveikti, žinai, kažkaip. Jo, mes negalim irgi biški per mėsmalę prasukti. Ten daug yra. Pakviečiu visada šeimą ir suku. Gerai. Bet ten man rodo, kad ten daug labai brudo. Tai ir kažkaip kulba, žinai. Ypač man toj mergaitė kažkaip atrodo. Nežinau, man taip nemalonu būna nuo jos nupurto. Kažkas ten yra daugiau.
kada nors reikės ją rimtai pažiūrėti, gal kažkokį turi ar kontraktą kažkokį stiprų su kažkokia būtybė. Vat kažkaip va taip va, atrodo. Nes jinai gal viduj kažkur giliai yra šviesi, bet yra labai užspausta. Tai jo, ten gali būti nuo gimimo. Nu gerai, bent jau sudėk į kolbas vis pračiškim. Aš juos visus į vieno kolbą sudėjau kaip šeimą. Į didelę tokią erdvę, tokią, žinai, kaip toks narvukas, toks uždarytas, žinai. Ir ten jis tiesiog šitą energiją visiems leidžia ir jie gali išeiti tada, kai apsivalo. Kaip sakai? Juoda skylutė ten maža atidaryta, kur nukrenta visi sučiškinti, ne? Oi, nežinau, man tiesiog ateina, kad ar persitransformuoja ir tiesiog išlėkia tos energijos, gali išliekti kiaurai. Jo, ir paskui keliukus nutiesiu į džakuzį, kai kolbai prasišvarina, išeina ir gali eiti į džakuzį palisėti. Bet apie tokios permatomas, jie gali viską matyti, kas vyksta. Kad jie čia sėdi, kad žiūri, kaip kitiems sekasi. Kad kai eina džakuzį ir tipo nori ir tu džakuzį, tai vat kelkis energiją, švarinki. Ai, gerai, labai fain. O klausyk, mes dar neinam į džakuzį, mes Aurė. Man kažkaip, gal jau ir einat, jūs Aurė, bet tik jūs. Ane, mes mėgstam labai, žinai, pamerkti. Kažkaip atrodo, kad gal ir or neužilgais. Mačiute, atrodo, dar biškį ilgiau pasėdės, bet irgi neužtruks labai ilgai dėl to, kad jinai šiaip mes ją tiek daug, žinai, pravalom. Jie tik vis taip užgožia, jinai, kai neturi supratimo, kas vyksta, jinai, žinai, biškį tai pasileidžia tiem demonam, bet jinai, iš jos lenda, bet jinai stengiasi jos vis tiek valdyti. Žinai, jinai supranta, kad čia jinai kažkaip blogai jaučiasi ir kad čia nėra normalu, bet dar netiek. O ten ta šeiminėlė tai dar pasėdės. Pasėdės, Faktas, kad visi kartu jiem ten dar sunkiau yra, bet jiem reikia visiems kartu sėdėti. Tai gerai, tai tu irgi jau eiki tą džakuzį, irgi atsigaivink. Oi, aš net nepraėjau, palauk pramies mane, man irgi reikia. O, nu va, visus prasukai, dabar save, dabar pati šokta. Jo, aš išsidariau irgi savį džakuzį. Aš ten medituoju, jaučiu biškį medituoju, man ten reikia pasikelti šiaip dažnius per tokią ramybę ir aš irgi ateisiu. Aha. Tai gerai, paliekam mane ten. Paliekam tave. Ir jau dar paskui gal nori biškį save apžiūrėti. Aš savęs nelabai matau. Man kažkaip, aš save per energiją asocijuoju su rausvos spalva. Ar man norisi dabar tos rausvos, pagal kažkokią tokią spalvos vibraciją man tokia rausva, švelniai. Kad yra tos rausvos, taip jaučiasi. O kaip ten iš tiesų, tai aš nežinau. Tokia balta, šviesi, iškas rausva, gelsva. Man taip malonu su tom spalvom buvo, man taip gera. Patinka man jos. Man jos duoda tai, ko man dabar trūksta. O pažiūrėk savo plaukučius, kaip tavo plaukučiai. Gali biškį pamatyti. Nelabai, aš save labiau kaip šviesos kūną dabar matau. Tiesiog energija. Nėra ten kažkokių tokių, kad plaukai labai yra. Gerai, supratau. Pas mane su plaukais viskas normaliai. Kas pas mane buvo? Nesusivėlė, ne, jau yra. Ai, net netkreipiu dėmesio, aš tokia. Energija. Dėl to, kad aš tave praeitą kartą mačiau ir dabar kitoj Per savo prizmę tu mane matau. Aš save kitaip matau. Nu ką? Viskas jau atjungta. O ką aš veikiu? Aš tu džakuzija pliuškenės. Man taip ateina. Į Aurių jau džakuzija. O, tai gerai. Aurių kažkaip gal reikia dar daugiau pasikrauti. Bet jam, žinai ką, jam reikia burbuliukų pamėtyti.
Net ateina, gal jam kokių kristalų reikėtų apsidėlioti. Tegul dėliojai Jo, jam, ko jam reikia. kad jisai paskui tegul pasirankės, kuriam reikės. Kad nešokinėtų ten po tos Vatikanus, žinai. Laksto, žinai. Ne, man šiaip jisai toksai kažko biškiam trūksta. Tu tokio džiaugsmingo, jam to gal džiaugsmingumo. Nu, ko, tu jam duok to, ko jam trūksta. Aš jam burbuliukų kažkokiu pamėčiau informacinių. Aš dabar neturiu tiek energijos, kad čia dar jį pildyti, jis pats turi. Aš jau pati čia ten kolbui sėdžiu, man reikia keltis energijos. Tai gal jam biškį nukreiptą absoliuto šviesos tą šlangą? Aš sakiau, jam daviau burbuliukų, viskas atjungta. Jisai džakuzyje sėdi, jisai ten kraunasi ir renka informaciją. O, nu tai gerai. Nu gerai, dukrytė, tada jau baiginėja mane. Jo, aš jau jaučiu, kad jau. Gerai, baiginėjam. Tada visi pasilieka regeneracijai, o kai pabaigs regeneruotis, tada išeis iš tų erdvių. Eis į džakuzį tada visi. Kad net ne vienas ten jų yra daug tų baseiniukų. Norėsi tokį. Gerai. Nu, gerai. Nu ir tada jau baigsime hipnozę. Uždarysim visas erdves, kuriuose lankėmės, uždarysim visus langus, atsijungsim nuo visų matytų vaizdų, nuo visų energijų. 3. Atsijungiam, išeinam iš visų erdvių, uždarom visus langus, duris, visas jungtis. Sugrįžtam į čia, iš kur aš dabar su tavim kalbu. Tu sugrįžti, pailsėjusi, atsiregeneravusi, pilna energija. 2. Atsijungi. Sugrįžti į čia, iš kur aš su tavim kalbu, pailsėjusi, atsiregeneravusi, pilna energijos, lengva kaip plunksna. 1. Atmerki akis.